ir arkivyskupo mamytė taip pat dalyvauja, nematau, bet ačiū labai irgi, kad prisijungėt. Ant scenos šiandien esam dviese, tai du šitos knygos autoriai. Pirmiausia, visų mylimas, gerbiamas, gerai pažįstamas Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Na ir aš jums tikriausiai visai nepažįstamas, bet gal šiek tiek publicistas, politologas Vytautas Raškauskas. Tai šiandien pasidalinsiu, kaip apskritai kilo mintis rašyti šią knygą, tada užduosiu arkivyskupui keletą klausimų. Pirmiausia, žinoma, apie jo gimtąjį Kauną, tada apie Viltį, kuri yra centre šitos visos knygos ir apskritai arkivyskupo veiklos, na ir taip pat apie pačią knygą. Čia matot ir akordeoną, tai jau galite spėti, kad užbaigsim gražią natą. O po to, po pristatymo, skirsim laiko autografą. Pirmiausia, dar klausimas jums, gal jau yra įsigijusių ir skaičiusių netgi mūsų knygą? Yra, nuostabu pamatyti. Tai labai tikimės, kad patiko, tikimės jūsų rekomendacijų irgi draugam, bičiuliam. Jeigu turėsit minutę po pristatymo irgi, prašau, prieikit, pasidalinkit. Nes nežinau, kaip arkivyskupai ar dalinus, kas nors apie knygą su jumis. Yra keletas, bet nedaug. Tai jeigu turėsit minutę, pasidalinkit. Na, o neskaičiusius mėginsim šiandien įtikint paskaityti. Tai šiandienos pokalbių mes dviese tarsi atkartojam ir patį knygos rengimo procesą, taip visiškai paprastai ir atrodė pati pradžia knygos. Tai mes susėsdavom ir kalbėtumės. Aš visada klausiančiojo vaidmenį, arkivyskupas atsakančiojo. Ir taip mes kalbėjom 10 kartų, savaitgalių rytais po keletą valandų. Čia suskaičiau, kad kokia gavosi galiausiai 40 valandų ir 50 įvairiausiom temom apie arkivyskupo vaikystę, Kauną, pašaukimą, apie Sąjūdžio dienų patirtis, apie dabarties Lietuvą ir bažnyčią. Ir kas kartą mes tam pokalbį atsispirdom nuo kokios nors mums svarbios progos. Tai, pavyzdžiui, vasario 16, motinos diena, tėvo diena, kalėdos, Velykos. Ir todėl jūs skaitydami kartu su mumis tarsi praeinat visą metų ratą, o mano mintis buvo tokia, kad vėliau, jau kai būsit perskaitę knygą, vėl galėtumėt sugrįžti, kai ateina kokia nors proga. Tiksliau sakant, kad ta knyga būtų aktuali dar ilgą laiką, nebūtų vieno karto skaitinys. Kodėl šiandien knygą pristatom Kaune? Tai matyt paprasčiausias būtų atsakymas dėl to, kad Kęstutis Kėvalas yra Kauno arkivyskupas, bet yra ir daug kitų priežasčių. Tai Kęstutis Kėvalas Kaune Šančiuose gimė ir augo, Kaune įstojo į kunigų seminariją, buvo išventintas kunigu, vėliau vyskupu, vėliau arkivyskupu. Ir čia ir apgynė savo teologijos daktaro disertaciją. Ne? Tai knygoje Kaunui be abejo yra labai didelė vieta skiriama. Na ir pirmas pristatymas netaip seniai vyko Šiluvoj, kurią arkivyskupas vadina savo tikėjimo tėviškę. Sekantis bus Telšiuose jau visai netrukus, kadangi Telšiuose irgi ėjo vyskupo pareigas Kęstutis. Na, o šiandien gimtiniai, kur tikiu yra nutikę daugelis gražiųjų ir didžiųjų gyvenimo įvykių. Tai arkivyskupė kreipiuosi į jūs. Norisi šiandien labai ištartą pagiriamą žodį Kaunui ir šitam puikiam miestui ir jo žmonėm, kurie šiandien skiria mums laiko. Pakalbėkim pirmiausia apie jūsų grįžimą į Kauną iš Telšių, sugrįžimą namo. Tai prisimindamas savo arkivyskupystės ingreso dieną Kaune man sakė taip, ir cituoju iš knygos: sugrįžimas į gimtąjį Kauną reiškia pažįstamas vietas, senų draugysčių atkūrimą, tai džiaugsmas, kad esu namuose. Evangelija sako, kad namuose pranašu nebūsi. Bet aš guodžiuosi, kad vyskupaudamas Žemaitijoje buvau tapęs kone žemaičiu. Tad dabar grįžau namo kaip naujas žmogus. Tai
Kaip sekėsi iš tikrųjų po ilgesnio laiko sugrįžti ir įsikurti šitam gražiam mieste? Nepaprastai gera buvo grįžti į Kauną. Tikiuosi, kad kai žmonės išvyksta į užsienį, pagyvena svetimuose kraštuose, grįžti į tėvynę yra tiesiog saldu. Ne todėl, kad Žemaitija yra svetimas kraštas. Man jinai nepaprastai gražiai atsivėrė. Tikrai didžiulis nuotykis buvo pabūti Žemaitijoje ir įsijausti į Žemaitijos dvasią, kad net galėjau tai pasakyti, kad žemaičių, ko netapau, nes, žinot, gavau žemaičių pasą. Tai aš tą sakau atsakingai, turiu pripažinti, nes pasas vis dėlto pilietybę simbolizuoja. Aišku, tai graži simbolika, bet grįžti į Kauną buvo man paguoda, nes šiek tiek vis tiek ilgesys lydėjo. Kaip ten bebūtų gerai, labai graži lietuviška daina yra. Tegul svetur upelis auksą semia, o man nebus geriau kaip Lietuvoje. Tai panašiai yra turbūt ir išvykus iš savo gimtų vietų, iš Kauno, ilgesys visada buvo tai vietai. Aišku, aš negalvojau, kad grįšiu, nes turėjau nusiteikimą, kad jau visas gyvenimas ir bus Žemaitijoje ir mažojoje Lietuvoje, bet grįžimas man yra didelė Dievo dovana ir aišku, matymas vėl naujai ir pačio Kauno, labiau įvertinu, labiau myliu, labiau džiaugiuosi, nes kol esi, tai tarsi savaime suprantama visi dalykai. Bet kai vis pravažiuodavau pro jį, nes jau buvau kitos vyskupijos ganytojas, oi, ilgesys tikrai sukilo. Toks, sakyčiau, saldumas pravažiuojant ir matant ženklą Kaunas. Aišku, būdavo, kad reikia važiuoti į Vilnių, netgi nesustojant Kaune, bet visada ieškodavau priežasčių čia sustoti. Tai prisiminkim, žinoma, ir jūsų vaikystę, tikėjimo šaknis, labai įdomu apie tai pakalbėti. Koks buvo jūsų kelias į bažnyčią Kaune sovietmečiu ir toj nepriklausomybės aušroj? Paprastai sakant, kam mes turim būti dėkingi, kad jūs tapo tikinčių žmogumi? Tai pirmiausia, mamai ir tėčiui. Jų pavyzdys buvo neįtikėtinai stiprus, nes kaip vaikus jie auklėjo švelniai, bet tvirtai. Per pavyzdį. Pavyzdžiui, sekmadienis, rytas. Atsikelia pirmiausia tėtis ir nekalba nieko, išskyrus sakinį, ar eisi į bažnyčią. Paauglio atsakymas paprastai yra toks, neisiu. Tėvas nieko nesakęs, užsideda kepurę, batus ir į kelią. Mama ir tėtis nesutardavo, kuris geriausias laikas yra šventų mišių, ar 10 val. Ar 12. 10 tėčiui, kadangi daugiau dienos lieka po to, mamai, taigi centras yra savaitės, svarbiausios mišios yra 12 val. Todėl turime į svarbiausias. Na ir štai tėtis išėjęs, jau kiek laiko praeina ir staiga man sąžinė prabunda. Tu lovai, tėvas tavo eina melstis, maždaug čia jau tu ir taip viską pasieksi be jokių pastangų gyvenime. O tai kur tas, kuris sukūrė tave? Ir tada sąžinė verčia mane stot, eit per duris, vytis tėvą, pribėgu, prieinu, kad bent kokį žodį pasakytų. Tai ką, atėjai? Arba tai maždaug ir tu čianai jau nori gretintis. Jokio komentaro. Nueinam, malda, grįžtam, jokio, kad būtų koks priekaištas ar kažkoks žeminimas. Ir tas tylus pavyzdys mane labai stipriai ugdė. Aišku, pirmosios komunijos susitikimai man padarė nepaprastą įspūdį
nes buvo slapta. Viena gatvė, kuri čia prie bažnyčios yra, ten toks namas, mes ateidavom pagal įmestą lapelyje informaciją, kuri ateidavo į pašto dėžę. Pavyzdžiui, 6:10 sutartoj vietoj, taškas. Ir tada tą lapelį aš pamatęs, žinodavau, kad tai pirmosios komunijos mokytoja, kad po 6:10 mano laikas. Negali visi vaikai eiti tuo pačiu metu, kadangi pasidarys būrys. Gal kas nors atpažins, kad čia kažkas vyksta. Todėl 2 atėjo vaikai, 2 išėjo. Ir tos pamokėlės man tokį įspūdį padarė vaikui, kad man buvo net prieš draugus toks pasididžiavimas. Aš dalyvauju labai rimtame reikale. Čia mūsų reikalas, ką mes darom. Ir čia vyksta, toks pogrindis, kur aš esu svarbus, nes į mano paštą ateina žinios. Tai tas impulsas pirmos komunijos, tėvų pavyzdžio, ir paskui prasidėjęs sąjūdis su ta nuostabia pakilimo nuotaika, kur tiesiog prasidėjo gatvėse, o ne dainos, vėliavų kėlimas, mitingai. Jūs patys žinot, kokia nuotaika 90-aisiais mus visus ištiko. Tiesiog subangavo, sujudėjo visi ir pasijautėm kaip šeima, kaip giminė, kurie stovime kartu, jeigu reikia, ir 800 km Baltijos kelyje. Tai ta nuotaika buvo ir bažnyčioje, nes jungėsi bendruomenė jaunimas, ateidavom sekmadieniais ne tik į mišias, bet ir vakarais į susitikimą, kur diskutuodavom, gerdavom arbatą, žiūrėdavom filmus ir kalbėdavomės apie gyvenimą ir ateitį. Tas keitė, formavo, įkvėpė ir patiesė tiesiog pagrindus tolimesniai kelioniai. Tai arkivyskupė nuo vaikystės lydi, suprantu, ir tikėjimas, bet ir muzika, akordeonas, ar ne? Tai tokį matom dabar vieną sceną, ar ne? Tai kaip muzika atsirado jūsų gyvenime ir kaip jį keitė ir kokią vietą iki šiol užima, ar dar beatrandat laiko pagroti? Muzika atsirado netikėtai. Žinot, kaip atrodė sovietmečio vestuvės. Tai buvo balius 2-3 dienas su muzikantais, su grupe, kurie groja įsijuose iki prakaito, kiti dainuoja, linguoja, šoka. Ir mano 8-mečio įspūdis neįtikėtinas buvo, kai aš pamačiau savo pusbrolį Valdą, grojant akordeonu. Mane tiesiog užbūrė. Jis ima šitą instrumentą ir staiga visi linguoja, banguoja, džiaugsmas, nuotaika, ojojoj. Sakau, čiagi nepaprasta galia tame, toje dėžutėje, džiaugsmo tokia. Ir aš užsinorėjau groti. Patyrinėjau, muzikos mokyklom per jaunas nepriima. Tėvų maldauju, kad leistų į privačias pamokėlės. Tada privačios pamokėlės pusiau nelegalios buvo, nes privačiai nieko tu negalėjai daryti. Bet vis dėlto buvo įkalbėti ir tėvai, mokytoja priėmė, aš pradėjau groti ir man pagavo tikrai tą nuotaiką, kad grojimas yra labai smagus užsiėmimas. Tu savo džiaugsmą dovanoji ir kitiems. Tada muzikos mokykla, aišku, krizė ištiko. Krizė, tiesą sakant, po kelių metų ištinka visus pasirodo. Ir tėvui vieną vakarą pasakau, nebegaliu daugiau eiti į muzikos mokyklą, nusibodo, įgryso, man tos gamos jau, kaip sako, tiesiog pykina. Tėvas į mane pasižiūrėjo tokiom rimtom akim ir sako, tai dėl ko aš pirkau šitą akordeoną, kad tu atėjęs čia man sakytum šitą sakinį, kad aš metu viską. Tas akordeonas, įsivaizduokit, tėvo pirktas 85 metai. Ir jisai kainavo kokias 3 mėnesinės algas.
Jis man sako, žinai, kad tu uždaryk duris iš anos pusės. Man baisu klausytis, ką tu sakai. Pikau ant Dievo, jis mane nesuprato, aš dabar turiu toliau eiti tą lažą dviejų mokyklų, nes turiu ir vidurinę dar šalia, o paskui muzikos mokyklą, kur irgi yra dalykai, pasirodo, 5-6 dalykai, kuriuos turi eiti pamokos po 45 minutės, visiškai kai kurios nesusijęs su jokio akordionu, solfedžiai, muzikos teorija, visai ten akordeono nėra. Kodėl aš turėčiau? Aš noriu vestuvėse groti, man nereikia. Baigėsi viskas nepaprastai gražiai. Mes tiek pagavo tą nuotaiką ir tapome muzikos mokyklos klasė visi akordeonų orkestro dalimi. Buvome įtraukti tokius nuotykius, kaip pavyzdžiui dainų šventė. Berods 86 metais sustojo Vingio parke 500 akordeonistų iš visos Lietuvos. Tai žinot, kaip užgroja Štrauso polką. Tai neša. Tai nepaprastai daug gražių akimirkų, įspūdžių. Akordeonas lydėjo beveik visą mano gyvenimą, išskyrus pastarosius metus, kur tikrai neturiu laiko, taip dažnai paimti kaip anksčiau akordeonų. Bet Žemaitijoje labai pravertė. Pasklido garsas, kad groju. O vyskupijoje, žinot, yra pareiga vyskupo lankyti parapijas. Tas nuotykis vadinasi vyskupo vizitacija. Tai reiškia susitikti, pasižiūrėti, kas vyksta, patikrinti knygas, net finansinės, ir tokiu būdu aplankyti. Žmonės pajuto, kad čia galima lengviau įsiversti su ta vyskupo vizitacija. Tai įsivaizduokit į sceną, iš karto akordeoną, rašom dainą, knygos į šoną, užgirsti ko atvykęs, baigiam dainom, šokiais ir visais kitais linksmybėm, kur iki tokių nuotykių, kad įsivaizduojat, groju scenoj, čia vienoj parapijoje Aukštaitijoje, nieko negalvodamas, kad aš čia vienas, staiga pakyla uždanga, o ten orkestras ir jie groja paskui. Tai žinot, nors apsiverk iš džiaugsmo, kiek buvo laimės tos nuostabos, staiga mes visi grojam. Pasirodo, čia ne juokas. Žemaitija yra atskira tema. O turi dar svajonių kokį nors akordeoną? Spontaniškas klausimas visai. Akordeono svajonės aišku groti. Ir iš tikrųjų yra tokių nuostabių dalykų. Akordeonui parašyta, kad jis gali tapti tiesiog vargonais. Ir vat Bacho, pavyzdžiui, įvairios siuitos. Yra neįtikėtina harmonijos, grožio ir muzikos dermė. Tokia, kur tiesiog atrodo, kad jisai tikrai žaidžia su garsais. Įdomu pastebėti, kad anglų kalboje groti yra play, kuris žodis taip pat žaisti. Tai jis tikrai žaidžia. Grąžina akordeonas į vaikystę, į žaidimą. Labai norisi dažnesnių tų momentų. Turiu tiesiog pasiryžti, disciplinuoti save ir pagroti laiks nuo laiko dėl savo psichinės ir dvasinės sveikatos. Jau čia kalbu su pasižadėjimais, nes pavojinga. Gerai, jau šiek tiek sužadinau smalsumą, to kas bus. Tai dabar šiek tiek apie knygą pakalbėkime irgi. Viena yra kalbėtis dviese, kaip mes kalbėdavomės, ar nesusijungę, arba gyvai, bet visai kas kita yra plačiam ratui žmonių tas savo mintis atverti. Taip atvirai, kaip jūs tą padarėt. Ir ar negazdina ta mintis, kad dabar daugelį Lietuvos knygynų bet kas gali nusipirkti ir bet kas jūsų gyvenimo istorija. Tiesiog paims ir perskaitys. Ir kodėl apskritai jūsų akim reikėjo tos knygos, kodėl ryžotės? Vytautai gazdina. Tu labai gerai žinai, kaip viskas prasidėjo. Prasidėjo daug paprasčiau. Vytautas paskambino ir pasakė, ar nebūtų geras
dalykas dabar per pandemiją pasikalbėti tokiom paprastom temom kaip Kalėdos, Velykos, ką jos reiškia. Ar nebūtų graži mintis išleisti straipsnį tiem žmonėm, kurie galbūt nėra bažnyčios ar ten tikėjimo namiškiai, sakykim, ir tas nebūtinai savaime suprantama kaip mums. Ir mes pradėjom tokiais visiškai nekaltais pokalbiais, kurie buvo apie rimtus dalykus, bet ne apie mane tiesiogiai. Taip, kažkur yra štrichai, vienas kitas apie savo gyvenimą, nori, nenori, įsikalbi žmogus, bet kad toks pavojingas projektas čia skleidžiasi, aš neįtariau. Nes nei buvo planuota knyga, nei aš galvoju, kad aš knygą išneku. Dar daugiau, kad atsivers, reiškia, tavo istorija knygynuose, tai čia šiaušias plaukai. Bet Vytautas, pažįstamas, saugia aplinka, tarp kompiuteris, kalbamės, atrodė, kad viskas nekalta. Baigėsi vienu skambučiu, kur Vytautas sako, žinai, čia tos medžiagos daugoka. Gal čia kokią knygą tada iš to padaryti? Sakau, Vytautai, jau mane gąsdina šitas sakinys, kai tu užsiminė apie knygą, man neramu. Kadangi pirmas dalykas, niekada neturėjau tokios patirties knygos. Antras, juk ten daug priešnekėta. Tai ką tu ten darysi ir kas ten bus atskleista, tai irgi ne juokas. Atsiunčia tekstus, o žinot, su mano laiku. Tai ką dabar daryti? Ar imti šitą naktį ir kitą naktį dabar dirbti? Neturėjau laiko labai kruopščiai peržiūrėti teksto, tai daug dalykų tiesiog įsliūkino į knygą nepastebėti beveik. Bet ką darysi, jeigu jau pradėjome, tai tegu būna tas nuotykis toks. Taip, tai yra ir potėpiai tų temų, kurios buvo originaliai sugalvotos per metus aptarti svarbiausias šventes ir įvykius, bet nejučia tapo pasakojimas apie save, juolab, kad dar leidykla paprašė nuotraukų. Sakau, prie ko čia mano nuotraukos, jeigu kalbam apie Kalėdas ir Velykas? Ogi pasirodo įdomus dalykai. Vienas pasakojimas eina raštu, o kitas vaizdais. Čia sako, labai reikia, nes čia bus pasakojimas vaizdais. Sunku buvo neprofesionalų tose srityse diskutuoti, pasidaviau iki galo ir sakau, tebūnie. Ačiū, kad pasidavė. Tai čia matyt ir man būtų gera vieta, proga papasakot, kaip iš mano pusės tas atrodė, nes čia šiek tiek metai šešėlė. Čia Vytautas turėtų pasakot, kodėl tu iš vis pradėjai, Vytautai, šitą projektą, kuris paskui čia mums nežinia, kuo čia baigsis, gal gerai. Tai kaip gimė šita idėja apskritai, kodėl mano akim šitos knygos prireikė? Tai pirmiausia dėl to išskirtinio, sakyčiau tikrai išskirtinio arkivyskupo Kęstučio Kėvalo tokio stiliaus. Daugelis žino tikriausiai, ar ne? Geranoriškumas, šypsena, draugiškumas, padrąsinimas. Ir man atrodo, jeigu tikrai pasitaikė daugelį tikriausiai gyvenime, kad kai kurie dvasininkai tokie pernelyg tolimi gal atrodo, gal nepasiekiami, gal nedrąsu prieiti, tai mano akim Kęstutis yra tikrai žmonių žmogus ir vilties žmogus ir toks Dievo meilės ir džiaugsmo skelbėjas, liudytojas. Tai kai prieš keletą metų pakviečiau pačiam pirmam pokalbiui, tai iš vis turėjo būti tiesiog paprastas eilinis interviu ateities žurnalui, kadangi aš žurnalistas ir redaktorius. Bet tada ta nuotaika, mane ta tokia akcentuota arkivyskupo viltis, mane taip įkvėpė ir ypatingai atsimenu įkrito į širdį žodžiai drąsos kurti naują pasaulį. Ir tiesiog tas pokalbis buvo toks gražus, kad nesinorėjau baigti. Ir aš tada labai spontaniškai, per daug nieko nesitikėdamas, tiesiog sakiau, arkivyskupe, gal ir toliau kažkaip pasikalbam, susitinkam. Ir mano nuostabai iš tikrųjų sako, gerai, tiesiog gerai.
Na, o kadangi mes tą pirmą patį kartą, nežinau, ar pamenat, knygų mugėje kalbėjom Litexpo ir paskui arkivyskupas paprašė palydėti per visą salę. Tai vat Litexpo rūmai, žinau, tokie išsitęsė ilgi, labai daug žmonių knygų mugėje, tai mes ten ėjom tuos 500 metrų gal 2 valandas. Aš taip lydėjau arkivyskupą. Tiesiog negalėjau nepastebėti, kiek daug žmonių nori sustot, pasilabint, paspaust ranką, ar tiesiog labai nudžiunga sutikę arkivyskupą ir pagalvojau, kad matyt, einant šitas pareigas arkivyskupo vis mažiau turėtų laiko likti tokiem spontaniškiem sustojimam, pokalbiam, tai tada ir buvo tokios pirmos užuominos tos minties, kad galvoju, reikėtų daugiau tekstų šito žmogaus žmonėm, ir galbūt net galėtų būti knyga, aš matyt tada net ir nesakiau, bet jau turėjau mintyse, kad knyga galėtų būti tas geras būdas priartinti arkivyskupo mintis prie žmonių ir perduoti tą pastiprinimą žmonėm, kurį pats pirmiausia pajutau to pokalbio metu. Tai viltis, man atrodo, ir šitoj knygoje labai jaučiama, vilties padrasinimas, pastiprinimas ir apskritai arkivyskupai jūsų veikloj ir jūsų asmenybės nuolat spinduliuojama tas vilties pastiprinimas. Ir jūs knygoje sakot, aš pacituosiu, krikščioniška viltis nėra nukreipta vien į ateitį, kad kažkada bus geriau, tai kartu ir laikysena dabartyje. Tai turint omeny, kad įvairiais gyvenimo laikotarpiais mums visiems matyt būna labai sunkių akimirkų ir ta viltis, toks žodis, atrodo labai abstraktus, labiau abstrakcija negu nuostata kasdienė, tai kaip tą viltį stiprinat jūs savo kasdienybėje ir kaip padrasintumėt mus, ką mums daryti, kad viltis stiprėtų? Linkėjai. Na, čia, sakyčiau, keletas dalykų labai svarbus. Pirmiausia, mums galėtų padėti netgi psichologinis požiūris, kuris sako, kad jeigu gyvenime nesiseka, neina, dalykai atrodo liūdnai, tai turbūt, jeigu žiūrėtume į psichologinių knygų lentyną, tai vienas iš pagrindinių pasiūlymų – keisk požiūrį. Tai reiškia, žiūrėk kitų kampų į tikrovę, kuri yra visiems vienoda, tačiau yra įvairių požiūrio kampų į tai. Ir man tas kažkaip labai svarbu pabrėžti, kad jeigu aš matau šitą pasaulį, kaip ašarų pakalnę, kaip liaudis sako, tai turiu prisiminti, kad vis dėlto šis pasaulis norėtas kūrėjo. Ir mes visi pakviesti į amžiną džiaugsmą ir laimę. Ir jo žodžiai, dangaus karalystė jau yra tarp jūsų, yra rimti tuo, kad pasirodo vis dėlto yra tie blyksniai tos apraiškos, tos tikrovės, kurią vadinam dangumi. Tai kur tai yra? Aišku, kad mes turim pastebėti taip pat ir kas gero mūsų aplinkoje yra. Ir čia yra pavyzdys mano mama. Ji yra nepalaužiama viltyje. Aš daug silpnesnis to požiūrio esu, nes daug greičiau murmu. Mama džiaugiasi, kad mes gyvenam daug geriau negu bet kokia 16-17 amžiaus karalių šeima. Mums nereikia kūrenti pečiaus, mums nereikia, kaip čia pasakius, eiti į lauką reikalui. Mums tiesiog viskas šiuo metu yra taip išvystyta, kad gyvenam neįtikėtinai gerais laikais, palyginus, kaip pavyzdžiui Lietuva gyveno ilgus šimtmečius. Na va, požiūris, pavyzdžiui. Su tuo požiūriu turi skaitytis. Jis gal šiek tiek perlenktas, bet iš kitos pusės tu žinai, kad tai yra tiesa. Taip, mes labai gerai gyvenam, palyginus su tom dramom, kurios čia vyko mūsų krašte. Ir kas vyksta tarp kitko pasaulyje, jeigu pagalvoji šiuo metu apie Ukrainą,
apie šventąją žemę, kaip ten, pavyzdžiui, eit gulti ir miegoti ramybėje. Tai šiandien toks, sakyčiau, vilties kokybės laikymas yra laikysena apsisprendžiant ieškoti pozityvių ženklų mano aplinkoje, mano tikrovėje. Aišku, tikėjimas yra nuostabi vilties motyvacinė galia, kadangi jo pagrindinis postulatas, nežiūrint, kas vyksta, vis tiek paskutinis žodis bus to, kuris sukūrė šį pasaulį. Ne tirono, ne kokio išnaudotojo, bet mylinčio tėvo. Taigi viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Jeigu žmogus meldžiasi, dirba, įstovi išbandymus, jame pradeda gimti kokybė, kuri ateina ne iš šio pasaulio. Viltis, kuri neša ir net gali būti dovanojama kitam žmogui. Čia reikalinga tam tikra minčių higiena, nes mane gali nunešti neigiamos mintys taip, kad aš tiesiog nebetrasiu vietos teigiamai minčiai. Aš turiu disciplinuoti niurzgėjimą savo, taip pat saugoti save galbūt nuo to, kas žeidžia mane taip, kad aš lieku paralyžiuotas, bejėgis ir pagaliau laikyti ryšį su Viešpačiu, kuris duoda mums tą bendruomenę, kurią vadinama bažnyčia. Tai čia tokia, sakyčiau, vilties technologija gal, kurią kiekvienas kaip uždavinį turime atrasti savo gyvenime, kad pirmiausia savo dovanotume gyvenimo prasmę, kuri labai reikalinga keltis ryte iš lovos. Ir jeigu tu neturi jėgos, tu pradedi kažkaip save gadinti. Tas gali būti pavojinga. Turiu ieškoti pozityvumo, įkvėpimo ir vilties ženklų ir tada tas tampa įpročiu, o tada neša. O kaip jūsų gyvenime atsirado apskritai ta sąvoka viltis, ne? Nes daug turiu tikinčių žmonių, bet ne visi taip akcentuoja būtent šitą, ne? Kaip jums atėjo tas vidinis supratimas, kad tai yra svarbu arba net kertinis dalykas? Žinot, man teko laimė studijuoti Jungtinėse Amerikos valstijose. 97 metais išvykau į Ameriką, pradėjau gyventi studijos ir staiga jaučiu, kad ten kita nuotaika. Nesuprantu, kas yra, kad kitaip jausmas, kažkoks toks ore tvyrantis dalykas, kaip, nežinau, giedrumas, tam tikras švelnumas. Ir mane pradėjo dominti, o kas tai yra? Kas čia tuose žmonėse? Gal jie dirbtinai tą daro, gal jie šypsosi tik tai iš reikalo. Bet tu, jeigu matai kasdienybėje pastoviai tai, pradedi įtarti, kad čia yra daugiau negu tik tai susikaupus maždaug, kad viskas gerai. Ir tada pradėjo klausimas kilti, o tai gal ir Lietuvoje galėtų būti tokia nuotaika. Atsimenu, kažkada kalbuosi su vienu bičiuliu, ir ten buvo berods finansinės krizės momentas, kai griuvo ir pensijų fondai, tikrai labai buvo liūdnų istorijų. Ir tada sakau, o tai kaip, žiūrėkit, čia tiek žmonių prarado, tiek daug lėšų, kaip bus su pensijom, kaip bus su Amerika. Ir tas žmogus sako, žinai ką, nusiramink, tu nepažįsti Amerikos, čia labai stiprus kraštas, viskas bus gerai. Įsivaizduojat, kokia jo viltis. Ir mane tas tam tikrą prasme sužavėjo, kad tas žmogus, nežinodamas, kaip viskas toliau eisis, turi tikėjimą, kad viskas bus gerai, nes mes stiprus, vieningi, mes įveiksim problemą. Ta nuotaika taip norėjusi, kad ir Lietuvoje būtų, ir aš pradėjau galvoti, apie ką pamokslauti, kokia pagrindinė tema galėtų būti pabrėžta tose homilijose, pavyzdžiui, kur kunigas kalba kas sekmadienį.
Ir staiga jaučiu, kad ta tema eina, žmonės tikrai išalkę šitokio kalbėjimo, kad ir mūsų širdis ilgisi tokios žinios, pagaliau visa Evangelija apie tai. Tai į priekį tada. Ir atsimenu, kai reikėjo rinkti šūkį vyskupišką, priejau prie savo dvasios tėvo, Žerajau, sakau, mane ištiko didelis rūpestis, ką daryti su šūkiu. Reikia, neturiu minčių, bet noriu labai kažką apie viltį. Labai norėtųsi kažką apie tai. Ir jis po dienos grįžta, sako, siūlau šitą sakinį. Kristus spes me. Lotynų kalboj, Kristus mano viltis. Pasirodo, ateina iš labai gražaus liturginio teksto, kur Marija Magdalietė bėga nuo kapo, atradusi, kad mokytojas prisikėlė, pasakyti mokiniams. Ir jinai ištarė tą nuostabiai gražių sakinį, mano viltis, Kristus prisikėlė. Mes einame į Galilėją. Tai buvo aha momentas, nuostabus moto, kuris iš karto tiko, dėkingas savo dvasios tėvui. Ir dabar vis pabrėžiu tą vilties motyvą. Labai taip pat apsidžiaugęs, kad popiežius Benediktas visą encikliką skyrė tik vilties temai. Spes salvi, išgelbėti viltimi. Nuostabus tekstas. Skaitai tiesiog kaip Bacho simfonija. Nepaprastai graži, guodžianti jo kalbėsena. Pavyzdžiui, vilties lavinimo vietos. Užsivadina skirsnelis. Ir tada pirmas sakinys. Kai niekas manęs nebegirdi, kai niekas manęs nebeklauso, kablelis, Dievas vis dar girdi. Taškas. Gražu, iš karto nuotaika, kad va, malda yra vilties lavinimo vieta. Pirmoji. Ir taip toliau. Tekstas labai gražus, daug temų, įkvėpimų esu iš jo gavęs ir dažnai perteikiu ne savo mintis, bet tas, kurias girdėjau skaitydamas tokius tekstus kaip Benedikto 16 specialiai. Tai ačiū labai, mes jau į pabaigą, aš pačiai pabaigai dar noriu pacituoti dar vieną man svarbią vietą iš knygos, nes kai jūs kalbate apie viltį, tai man mąstant apie jūs irgi žodis toks drąsa, nes jūs sakote, kaip ir pradžioje sakiau, drąsos kurti naują pasaulį. Tai mes vieną pokalbį turėjom Kauno arkivyskupijos kurijos pastate, tuose gražiuose rūmuose, ir netoli Rotušės, tai dabar pacituosiu, čia toks kaip linkėjimas. Šis Kauno arkivyskupijos kurijos pastatas, kuriame kalbamės, tarpukariu kainavo didelius pinigus. Į jį buvo sudėtas beveik visas tuometinis vyskupijos biudžetas. Kai jį statė, idėja buvo kritikuojama, kam reikalingi tokie rūmai. Tačiau tuometinis vyskupas statė jų su mintimi, kad šie rūmai tarnaus bažnyčios misijai suburti, įkvėpti ir grožėtis. Netrukus po jų atidarymo atėjo sovietai ir nusavino pinigus. Visi bankuose laikyti pinigai pražuvo, o šis pastatas išliko. Jei tuometinė bažnyčia nebūtų mąsčiusi plačiai ir drąsiai, sutaupytus pinigus būtų praradusi. Iš čia epilogas. Nebijoti dovanoti savo svajonę pasauliui ir drąsiai įdarbinti mums kūrėjo dovanotą galią kurti gražesnį pasaulį. Tai tokių šviesių, gražių, įkvepiančių minčių knygoje tikrai yra daug. Aš galiu drąsiai pasakyti, kad tos mintys ir tie patarimai, kuriuos arkivyskupas pasakė, iš tikrųjų pakeitė ir mano gyvenimą, ne vieną pritaikiau kasdienybėje. Tai matyt metas būtų pasakyti tikrai nuoširdų ačiū už tos pokalbius. Iš tikrųjų šitie pristatymai, jie truputį yra baugus, nes man kitaip nei arkivyskupui tai nėra kasdienis reikalas, bet mane labai motyvuoja tai, kad jūs išgirsit arkivyskupo žodį ir kad ir aš galėsiu toliau tęsti, nes iš tikrųjų viena iš varomųjų jėgų šitos knygos buvo, kad man buvo labai gera kalbėtis. Tai ačiū ir šiandien.
ačiū leidyklai Tyto Alba už tą profesionalumą, pagalbą ir labai labai ačiū jums visiems, kad šiandien atėjot, kad skiriat savo laiką mums. Tikrai labai labai brangu, kad šiandien čia esat. Tai linkėdamas įkvepiančio skaitimo kviečiu arkivyskupą tuos 2 žadėtus kūrinius akordeono, o po to, jeigu norėtumėt parašų, reikit prie staliukų. Ačiū labai jums.